Labas vakaras ir sveiki atvykę į On The Record i24 News išsamų interviu laidą. Oficialiai Izraelis ir Libanas yra paliaubų būsenoje, tačiau ši sutartis galioja tarp Izraelio ir Libano vyriausybės, o ne su Hezbollah, kuri ir toliau atakuoja dronais ir raketomis Izraelio šiaurės pasienio bendruomenės bei Izraelio gynybos pajėgų karius, dislokuotus 10 km gylio saugumo zonoje pietų Libane. Visa tai vyksta tuo metu, kai Izraelio ir Libano pareigūnai rytoj trečią kartą susitiks Vašingtone, JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio tarpininkaujant. Taigi, kokią įtaką vykstantys kovos veiksmai daro diplomatiniams Izraelio ir Libano deryboms? Ar Libano vyriausybė gali atlaikyti didėjantį vidinį spaudimą, kurį daro Hezbollah, ir iš tikrųjų ją nuginkluoti? Kad geriau suprastume nestabilią situaciją palei Izraelio šiaurinę sieną, prie manęs prisijungia Sarit Zehavi. Zavi yra atsargos pulkininkė leitenantė, Alma tyrimų ir švietimo centro, kuris specializuojasi saugumo iššūkiuose palei Libano sieną, įkūrėja ir prezidentė. Ji 15 metų tarnavo Izraelio gynybos pajėgų žvalgybos korpuse, iš pradžių tyrimų ir analizės srityje, vėliau šiaurės vadovybėje. Sarit, labai ačiū, kad šį vakarą prisijungėte prie manęs. Ačiū, kad pakvietėt. Taigi pradėkime nuo to. Jei galėtumėte apibūdinti dabartinę padėtį prie Izraelio šiaurinės sienos su Libanu abiejose pusėse – šiaurės Izraelyje ir pietų Libane. Gerai, taigi Izraelio gynybos pajėgos yra išsidėsčiusios arba bando užtikrinti kontrolę palei tai, ką mes vadiname geltonąją liniją. Nėra jokios linijos, tačiau jie yra nuo 1 iki 12 km atstumu nuo sienos, taip sukuriant saugumo zoną. Ir ten yra apie 50 musulmoniškų šiitų miestelių, kurie dabar yra naikinami Izraelio gynybos pajėgų dėl Hezbollah buvimo tuose miesteliuose ir po jais. Tai reiškia, kad kasdien vyksta sąveika, kovos, susirėmimai tarpusių. Tuo tarpu pagrindinė Hezbollah keliama grėsmė yra FPVs, tai yra maži dronai, kurie kartais paleidžiami iš toli, net ne iš teritorijos geltonosios linijos viduje. Ir juos sunku aptikti, todėl juos sunku ir perimti. Jie yra labai maži. Jie gali nešti tik nedidelį kiekį sprogmenų. Ir jie puola karius tiek Libane, tiek Izraelyje, šalia sienos. Taigi, perėmimo bandymai sukelia pavojaus signalus. Todėl kiekvieną dieną šiaurės bendruomenėse girdime sirenas. Ir kartais, kai praėjusį penktadienį, Hezbollah tyčia paleido raketas Izraelio bendruomenių link. Tai buvo Arijoje ir Krijotuose tik penktadienį. Taigi atrodo, kad viskas grįžta į normalų gyvenimą. Bet iš tikrųjų, karo garsai ten, kur gyvename, yra nuolatiniai. Ar pastebite, kad Hezbollah pakeitė taktiką palyginti su ankstesniu kovų etapu 2024 metais? Taip, tai visiškai kitaip, nes 2024 metais kiekviena Hezbollah ataka raketomis sudarydavo apie 20 ar 30 raketų, kartais net daugiau. Tai neįvyko dabartinėje kampanijoje ir tikrai nevyksta tariamų paliaubų metu. Sutinku su tuo, ką pasakėte. Nėra jokių paliaubų. Iš tikrųjų, paliaubos galioja Tel Avivui ir paliaubos galioja Beirutui. O pirmoji išimtis buvo praėjusią savaitę, kai buvo nužudytas Radvano brigadų vadas. Tačiau to tikrai nepakanka, kad būtų iš tiesų sustabdytas Hezbollah atsigavimo procesas. Pagrindinė Izraelio gynybos pajėgų veikla yra sutelkta pietuose. O pagrindinė Hezbollah veikla yra sutelkta į Izraelio šiaurę. Taigi jūs kalbėjote apie Hezbollah atsigavimo pastangas. Kaip jie gauna savo ginklus? Tai jau antrasis intensyvių kovų kartas, nors dabar jos šiek tiek ribotesnės nei buvo kovo ir balandžio pradžioje. Tačiau jie vis dar turi raketų, kurias paleido. Jie vis dar turi dronus. Jie vis dar turi FPV dronus. Ar visa tai yra jų pačių gamybos, ar jie kontrabandą gabena juos į Libaną? Kiek žinome apie FPV dronus, jie tikriausiai yra importuoti, bet jie taip pat galėtų įgyti galimybę juos surinkti Libane. Kitus taip pat būtų galima surinkti. Mes žinome apie mažas gamybos dirbtuves, kuriuose kuriami bepiločiai orlaiviai. Su raketomis viskas paprasta. Taip, jos gaminamos arba Beirute, arba Dibkoje.
Kalbant apie importą, kontrabandos tinklas iš Sirijos vis dar veikia, nors Sirijos vyriausybė ir konfiskuoja dalį jos. Tačiau yra kontrabandininkų, kurie už pinigus tuo užsiima. Ir atminkite, kad siena tarp Sirijos ir Libano nėra nei aptverta, nei apmūryta. Viskas priklauso nuo reljefo. Jei sunkvežimis gali kirsti kalvas ir slėnius, tai jei yra kelias, yra ir galimybė. Be to, tikriausiai aktyvus ir jūrų kelias. Klausimas apie Haririo oro uostą. Kadangi ten nebesileidžia Irano skrydžiai, taip reguliariai kaip anksčiau, tik diplomatai. Ir galbūt jie taip pat ką nors atveža. Kalbant apie FPV, turėkite omenyje, kad šimtams jų atvežti užtenka tik vieno sunkvežimio, nes jie yra labai, labai maži. Žiūrėk, Saida, tai, kad tu aprašai, yra tikrai įspūdinga. Turiminį, tai jau antras paliaubų susitarimas Libane po, kaip minėjau, intensyvaus karo 2024 metais. Tuo metu Izraelis karo pabaigoje teigė, kad žymiai susilpnino Hezbollah pajėgumus. 80% jų raketų arsenalo buvo sunaikinta, dauguma jų per vieną dieną, vienos operacijos metu, šiaurinės strėlelės. Kaip paaiškintumėte tai, ką jie sugebėjo padaryti? Vis dėlto gal ne 30 raketų per vieną salvę, bet buvo dienų, kai jie paleido dešimtis raketų į šiaurės pasienio bendruomenes. Ar jūs nustebino, kad jie vis dar sugebėjo taip veikti? Ir vėlgi, kaip tai paaiškintumėte? Žiūrėkite, viskas susijęs su matematika. Jei pažiūrėsite į skaičius, 2023 metais Hezbollah turėjo 75 000 raketų. Aš kalbu tik apie raketas, gerai? Neskaičiuoju minosvaidžių ir neskaičiuoju dronų ar bepiločių orlaivių. Įvairiems nuotoliams Izraelyje. Ir kai kurios iš jų buvo tiksliai valdomos raketos. 75 000 sumažėjimas apie 80%. Tai sumažina skaičių iki maždaug 20 000. O Libane, tarp dviejų kampanijų, mes rengiame atakas prieš Hezbollah maždaug 2 kartus per dieną. Visame Libane, bet daugiausia pietuose. Taigi galbūt mes jį susitikome. Įsitraukėme į dabartinę kampaniją vasario mėnesį, vasario pabaigoje. Taigi jie vis dar turi tūkstančius raketų. Ir tai yra situacija, kurią matote šiandien. Tačiau Hezbollah nėra pajėgi surengti tokios invazijos kaip Hamas prieš Izraelio bendruomenės. Izraelio gynybos pajėgos IDF yra ten kaip barjeras tarp Izraelio civilių ir Hezbollah. Akivaizdu, kad Hezbollah susiduria su daugybė sunkumų, tačiau karas dar nesibaigė. Ir nors mūsų gyvenimas dar negrįžo į normalų ritmą, turėtume į viską žiūrėti blaiviai. Šiandieninė situacija yra geresnė nei buvo iki 2023 metų, nes anksčiau juos matydavome kiekvieną dieną pasienyje, o dabar jų ten nebėra. Tai tikrai reikšminga. Dabar man įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Kas šiuo metu priima sprendimus Hezbollah organizacijoje? Turiu omenyje, kiek Iranas ir IRGC yra įsitraukę į sprendimų priėmimą. Ar Hezbollah veikia savarankiškai, ar jie vykdo Teherano nurodymus? Visiškai nesavarankiškai. Kol Irano ambasada vis dar veikia Beirute, Iranams bus labai lengva ir toliau dalyvauti Hezbollah veikoje. Iš tikrųjų tai yra IRGC, štabas Beirute. Ir mes matėme, kad tarp abiejų kampanijų Iranai tiesiogiai dalyvavo Hezbollah veikloje, atkūrimo procese, sprendimų priėmime ir panašiai. Nesakyčiau, kad Naimas Kasemas yra visiška marionetė, bet jis tikrai daug silpnesnis nei Hasanas Nasrallah. Jis nelaikomas partneriu. Jis nėra vertinamas taip pat kaip Hasanas Nasrallah. Ir visi apie jį galvoja taip pat. Vis dėlto, žinote, nesu tikra, ar tai bus po kelių metų, jei jis išgyvens artimiausius kelerius metus. Taip, turiu omeny, akivaizdu, niekas negali jo lyginti su Nasrallah, kuris buvo apibūdinamas ne tik kaip stipriausias žmogus Libane, bet kai kurie netgi vadino jį stipriausiu žmogumi Irane. Taip. Sutinku. Ir Irane turiu pasakyti, kad kas buvo, tas pražuvo. Atrodo, kad jie turi tam tikrą problemą dėl religinių lyderių. Bet kai pažvelgėte į vadus, kai kurie iš jų išgyveno. Dauguma jų buvo nužudyti. Didžioji dauguma buvo nužudyta, bet keli išgyveno.
Taip pat kai kurie, tie, kurie yra tarp kariuomenės ir politikos, kurie nėra religiniai, kaip Vafikas Safa arba Mohamedas Raidas. Vafikas Safa buvo Nasralos užkulisinis veikėjas specialiosioms operacijoms. Jis atsistatydino iš savo. Vis dar gyvas ir aktyvus, o Muhammadas Raidas yra parlamento narys, bet labai įtakingas. Taigi, taip. Žiūrėkite, Nasrallah paliko tokį didelį palikimą, kad manau jį pakeisti būtų neįmanoma. Bet žiūrėkite, akivaizdus klausimas dabar būtų paklausti, kokią grėsmę Hezbollah kelia Izraeliui, jei karas baigtųsi dabar. Tačiau po spalio 7-osios realybėje aš negaliu užduoti to klausimo. Nes žinome, kad Hezbollah skirs laiko atkurti savo pajėgumus, persigrupuoti, apsiginkluoti iš naujo. Darys, ką tik norės. Tai kaip šokinėjantis kamuoliukas. Čia ne apie deeskalaciją. Būtent. Tai faktas. Tad nekonstatuokime akivaizdybų. Ir norėčiau jūsų paklausti, kas dabar turi įvykti, kad Hezbollah ateityje nebekeltų grėsmės Izraeliui? Hezbollah turi būti pakankamai silpnas, mes dar nesame tame taške. Ir dėja, kadangi mes sustabdėme didžiąją dalį atakų Beirute ir Dibkoje, procesas buvo sustabdytas. Ir Libano vyriausybė turėtų būti pakankamai stipri ir turėtų jausti pakankamą tarptautinės bendruomenės spaudimą. Irano Islamo Respublika turi žlugti, kitaip situacija Libane nepasikeis. Ir tarptautinė bendruomenė turi sekti kiekvieną Hezbollah finansinę veiklą visame pasaulyje. Jei visa tai vyks kartu, galbūt, net nesu tikra, bet galbūt pamatysime esminius pokyčius tame, kas vyksta. Šiuo metu vienintelis, kuris iš tikrųjų kovoja su Hezbollah, yra Izraelis. Libano vyriausybė daro viską, kad nesusikirstų su Hezbollah. Ir viskas, ką iki šiol girdėjote iš Libano vyriausybės, buvo labai pozityvūs pareiškimai. Tačiau pareiškimų nepakanka. Atsiprašau, bet tai puikiai veda prie mano kito klausimo. Vienas iš tų pareiškimų buvo dar vasarį, vos mėnesį prieš karą, kai Libano ministras pirmininkas Navafas Salamas paskelbė, cituoju, Libano ginkluotosios pajėgos visiškai kontroliuoja šalies pietus. Dabar akivaizdu, kad jis klydo. Kai kas gali sakyti, kad jis melavo, bet ar yra scenarijus, kuriame Libano ginkluotosios pajėgos galėtų dislokuotis pietuose, atgauti savo suverenitetą ir nuginkluoti Hezbollah? Tikimybė yra maža. Ir manau, kad visas principas ar samprata, jog Hezbollah nuginklavimas turėtų prasidėti nuo pietų, buvo klaidinga. Nes Libano vyriausybė neturėjo suvereniteto pietuose pastaruosius 20 metų. Tai Hezbollah teritorija. Jei norite iš tikrųjų pradėti procesą, kad Libanas taptų suverenia valstybė, turėtumėte pradėti nuo Beiruto. Turėtumėte užtikrinti, kad Beirute nebūtų Hezbollah. Turėtumėte užtikrinti, kad Hezbollah nebūtų infiltravusi administracijos. Kaip tai padaryti? Jums reikia daug drąsos ir reikia rizikuoti. Kaip jau sakiau, turite būti stipresni. Taigi daug dalykų turi vykti tuo pačiu metu. Kalbant apie Libano armiją, vadovybė. Mes žinome, kurie vadai bendradarbiauja su Hezbollah ir jie vis dar eina pareigas. Armijos vadas labai aiškiai sako, kad jis atsisakė sukelti bet kokį susidūrimą su Hezbollah. Tai reiškia, kad visada bus kompromisų. Ir Hezbollah tuo pasinaudojo per pastaruosius metus ar panašiai. Ir tai, ką jis padarė, buvo bendradarbiavimas ir koordinavimas tarp šių karininkų ir Hezbollah. Ir tokiu būdu jie slėpė Hezbollah karinių pajėgų buvimą į pietus nuo Litani upės. Viskas, kas vyksta už Litani upės ribų, buvo visiškai laisva. Bet koks menkiausias nusiginklavimo ženklas iš tikrųjų buvo derinamas su Hezbollah, kad būtų sudarytas įspūdis, jog kažkas iš tikrųjų vyksta. Tačiau mes matėme, kad maždaug pusė raketų paleidimų į Izraelį per pirmasias kelias dabartinės kampanijos savaitės vyko iš pietų nuo Litani upės. Mes matėme, kad Radvano brigados lengvai perėjo Litani upę. Niekas jų nesustabdė kampanijos pradžioje ir jie sėkmingai veikė prieš mus, paleisdami tuos dronus ir raketas iki šiol. Taigi Libano kariuomenės tiesiog nebuvo, ji tiesiog nieko nedarė. Ir kol jie nėra pasirengę susidurti su Hezbollah ir rizikuoti pilietiniu karu, nematau, kaip galėtų atsirasti galimybė kažką blogo pakeisti. Taigi, iš esmės tai, ką jūs apibūdinate, gilų įsiskverbimą į valstybinės institucijas, į kariuomenę, jūs apibūdinate valstybę valstybėje. Taip. Taigi, ar prezidentas Aunas, Josefas Aunas,
Libano prezidentas, ar jis pakankamai drąsus? Jūs sakėte, kad reikia Libano vadovybės drąsos. Ar jis turi tą drąsą imtis tų veiksmų, kuriuos, kaip jūs sakote, reikia įgyvendinti? Žinote, kaip tyrėja, ypač po spalio 7-osios, supratau, kad negaliu įlysti į ne vieno iš tyriamųjų, įskaitant Josefą Auną, galvą. Bet kai žiūriu į tai, ką jis daro, o ne ką sako, aš nematau jokių veiksmų. Pateiksiu jums labai mažą pavyzdį, gerai? Josefo Auno patarėjas dėl Libano atstatymo po karo, kuris, manau, buvo paskirtas 2025 metais. Jo vardas yra Elis Hemis. Ir jis buvo ministras atstovaudamas Hezbollah ankstesnėje vyriausybėje, o prieš tai jis buvo parlamento narys atstovaudamas Hezbollah. Ir jis yra atsakingas už Libano atstatymą. Jis yra prezidento patarėjas Libano atstatymo po karo klausimais. Štai vienas pavyzdys. Kaip gali būti, kad šis vyras vis dar eina pareigas? Kaip gali būti? Josefas Aunas jį apkabina ir priima, sąmoningai, tyčia, suprasdamas, kad taip suteiki galią Hezbollah, o ne silpnini ją. Taigi iš esmės sakote, kad reikia ne tik išformuoti Hezbollah karinį sparną, bet ir jų politinį sparną. Jie negali būti Libano viešajame gyvenime. Daugiau nei politinė pergalė. Gerai, politinė pergalė, trumpam ją atidėsiu į šalį. Daugiau nei politinė pergalė, visa ta valstybėje struktūra, kurią paminėjote. Tai reiškia mokyklas, skautus, degalines, bankus, prekybos centrus, vaistinės, viską, ką tik galite įsivaizduoti, finansinę veiklą, socialinės paslaugas, viską, ką tik norite. Hezbollah ten rūpinasi savo rėmėjais. Ir šiandien atsiranda galimybė, nes Hezbollah rėmėjai yra perkelta iš tų teritorijų, kuriuose mes kovojame. Taip, ir kadangi jie yra perkelti, kas jais rūpinasi? Libano vyriausybė turi galimybę užtikrinti, kad vienintelė, kuri rūpinasi šiais perkeltais žmonėmis, būtų Libano vyriausybė, o ne Hezbollah. Bet tavo žmogus yra iš Hezbollah. Taigi iš esmės tai neparodys to. Taip, žiūrėk, pareigūnai tiek Izraelyje, tiek JAV sako, kad Izraelio pajėgos nebus atitrauktos, o tai yra vienas pagrindinių Hezbollah reikalavimų, kol Hezbollah nebus nuginkluota. Dabar kaip tu apibūdini, tai gali užtrukti metus. Ir tuo tarpu Hezbollah toliau atakuos Izraelio pajėgas pietų Libane, galbūt ir šiaurės Izraelyje. Tai kaip šios dvi kryptis veikia kartu? Diplomatinės darybos, kurių naują etapą pamatysime rytoj. Ir ši nuolatinė trintis, kuri nesibaigs tol, kol Hezbollah nebus nuginkluota. Pirmiausia, per pastaruosius kelerius metus sužinojome, kad artimuosiuose rytuose gali nutikti nuostabių dalykų, apie kuriuos net nesvajojame. Tačiau, žinoma, čia yra stiklinės lubos. Ir žinoma, pasirašyti taikos susitarimą su Libanu, ignoruojant dramblį kambaryje, tai yra Hezbollah, ir įsivaizduojant, kad pasiekėme taiką. Iš tikrųjų, neišsprendus šios problemos ir leidžiant valstybėje situacijai tęstis, nieko neišspręsime. Tikrai neatneš mums saugumo ir iš tikrųjų atiduosime Libaną Hezbollah. Ir būtent todėl aš tikrai tikiuosi, kad nebūsime priversti pasitraukti iš Libano. Nes žinote, susitarimai ir politika, ir tie gražūs oficialūs susitikimai su kostiumais ir kaklaraiščiais, visa tai labai gražu. Tačiau žmonėms vietoje reikia saugumo. Vietoje mes bijojame dėl savo gyvybių. Vietoje Hamas nukopijavo Hezbollah invazijos planą. Paėmė įkaitus, kad jie taptų gyvaisiais skydais. Ir žudė izraeliečius. Hezbollah jį paskelbė dar prieš kelerius metus, iki spalio 7-osios. Taigi Hamas nukopijavo Hezbollah planą. Hamas nukopijavo Hezbollah planą. Hezbollah planas buvo paskelbtas. Aš jį rodau savo centre kiekvienam žurnalistui, kuris užsuka. Žingsnis po žingsnio, būtent tai, ką padarė Hamas, Hezbollah planavo padaryti Galilėjai. Ir Galilėjo žmonės jaučiasi laimingi, kad mums to nenutiko. Ir todėl daugiau nėra jokios galimybės, kad vėl matysime Hezbollah prie mūsų sienos. Kaip anksčiau matydavome, aš ten būdavau kiekvieną dieną. Mes juos matydavome. Jie buvo visiškai pasiruošę. Jie jau buvo išdėstę visus savo ginklus, viską, ko jiems reikėjo invazijai, visame pietų Libane, visose teritorijose šalia sienos, kur niekas nieko nedarė. Nei Libano ginkluotosios pajėgos, nei UNIFIL.
Ir todėl mes neleisime, kad tai vėl pasikartotų. Kaip jau sakiau, Libano vyriausybė nieko nedaro, kad įrodytų mums, jog šįkart ji iš tikrųjų rimtai nusiteikusi, kad kažkas tikrai pasikeitė. Žinote, jau praėjo 20 metų nuo tada, kai ankstesnės rezoliucijos, kuri numatė Hezbollah nuginklavimą pietų Libane, ir niekas nesikeičia, tik pareiškimai. Taigi niekas nepasikeitė, nes iki šiol Hezbollah arba Libanas buvo Irano įtakoje. Dabar atrodo, kad tai pasikeitė dėl JAV. Užimant svarbesnį vaidmenį. Ar matote šio Amerikos vaidmens poveikį? Ir ar matote, kad amerikiečiai neturi Tai neturi politinės įtakos Hezbollah. Galbūt karinės, galbūt ekonominės, taip. Vėlgi, jei visas pasaulis uždraustų bet kokią Hezbollah finansinę veiklą, tai būtų labai naudinga. Tačiau politiškai JAV neturi jokios įtakos. Ir būtent todėl, kol egzistuoja Islamo Respublika, jie yra Hezbollah vadovai. Ir jie nėra atgrasinti. Atgrasimas jiems nėra žinomas žodis. Kurį galima priskirti tiems, kurie laikosi radikalios ideologijos, nori mus nužudyti ir siekia išplatinti savo radikalią ideologiją visame pasaulyje. Na, tai yra jų egzistavimo priežastis. Gerai, tad jei tikrai norite sukurti pokytį, turite įsitikinti, kad kažkas imasi išsamių veiksmų, o ne tik, žinote, skelbia pareiškimus. Kaip jau sakiau, tai neveikia. Aš netikiu tais pareiškimais. Aš ten buvau. Mačiau, kas vyko po 2006-ųjų. Žinote, kiek daug pareiškimų buvo iki 2006-ųjų? Ar žinote, kad yra Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucija 1559 iš 2004 metų, kurioje sakoma, kad visos Libano sukarintos grupuotės turi būti nuginkluotos. Idėja buvo nuginkluoti Hezbollah. Kodėl? Dėl ministro pirmininko Haririo nužudimo. Tai neturėjo nieko bendro su Izraeliu. Visa tai buvo susiję su vidine Libano situacija. Ir tai neįvyko. Taigi matome ribotą Amerikos įtaką Libanui. Mangogas yra geresnis. Na dėja, vis dar yra vienas ir tas pats. Ar matote nepriklausomą sprendimų priėmimą Izraelyje? O kiek tai turi įtakos? Ir kaip matėme realybėje, kai iraniečiai pareikalavo, kad paliaubos Irano fronte būtų susietos su paliaubomis su Libanu, taip ir įvyko. Tačiau tuo pačiu metu mes vis dar esame Libane. Taigi, žinote, realybė yra sudėtinga. Ir mes vis dar smogiame, bet jie taip pat vis dar smogia. Taigi, nežinau, kas tai pradėjo. Bet esmė yra ta, kad, kaip jau sakiau, mes nedarome pakankamai. Norėjau pamatyti daugiau. Nenoriu, kad abi paliaubos būtų susietos. Ir aš suprantu, kodėl jos yra susietos. Iš tikrųjų, šiuo klausimu aš klydau. Maniau, kad spaudimas Iranui bus pakankamai didelis, kad jie, žinote, atsisakys šio reikalavimo ir susitelks į kitus reikalavimus. Tačiau įvyko priešingai. Prieš pereidami prie paskutinės dalies, tiesiog greitas atsakymas taip arba ne. Kiek patikima yra Hezbollah grėsmė surengti pilietinį karą Libane, jei Libano vyriausybė imsis nuginklavimo? Ar jie tai padarys, ar ne? Taip. Manau, kad jie tai padarys, nes jų požiūriu jie kovoja už savo gyvybės. Gerai. Labai nuvilintis atsakymas, bet tokia yra realybė. Tai yra greito atsakymo laidos dalis. Parodysiu jums 3 nuotraukas, o jūs trumpai pasakykite, kas pirmiausia šauna į galvą. Taigi, čia yra buvęs Hezbollah lyderis, Hasanas Nasrallah. Myris. Iš tiesų. Taip, mes jau kalbėjome apie jį anksčiau, apie tai, koks jis buvo įtakingas. Pereikime prie kitos nuotraukos. Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas. Noriu jam pasakyti komplimentą, nors paprastai Izraelio politikams komplimentų nesakau. Ir per pastaruosius 2 mėnesius buvo daug painiavos dėl to, kokia yra Izraelio gynybos pajėgų misija, ką mes ten tiksliai darome. Ir jis buvo labai aiškus. Jis labai aiškiai pasakė, ką norime padaryti, kad norime sukurti buferinę zoną, kur tiksliai yra ši geltona linija. Taip, ir aš labai džiaugiuosi, kad jis tai padarė. Jis iš tikrųjų sulaukė daug kritikos dėl savo pareiškimų, kad jie yra provokuojantis, kad juose nėra jokios tikros esmės. Taigi vėlgi. Mano pagirimas galioja tik pastariesiems 2 mėnesiams, kiek tai susijęs su Hezbollah.
Žinote, aš neatėjau čia dalinti pagirimų apskritai. Gerai, suprantama. Jis priims tai, ką gali gauti. O paskutinėje nuotraukoje Libano prezidentas Josefas Aunas. Melagė. Maladžys. Aš jo nepasitikiu. Kas jis buvo prieš užimdamas šias pareigas, Jis buvo kariuomenės vadas. kuri per 20 metų nenuginklavo Hezbollah. Dabar jo įpėdinis Valdas Feikelis sako, kad nenori siųsti savo kariuomenės nuginkluoti Hezbollah, nes daugelis jų yra Hezbollah narių šeimos nariai. Tai yra jo kariai. Taigi, ar yra kokia nors viltis, kad Libano ginkluotosios pajėgos, padedamos JAV, su naujomis, žinote, galimybėmis galėtų atlikti Hezbollah nuginklavimo užduotį? Jei vienintelis dalykas, kuris bus padarytas, bus skirti pinigai Libano ginkluotosiams pajėgoms, to nepakaks. To nepakaks. Ir tai neišspręs problemos. Tačiau jei Irano Islamo Respublika žlugs, visame pasaulyje Hezbollah susidurs su sunkumais dėl savo finansinės veiklos. Ir Izraelis galės toliau atakuoti Hezbollah kontrabandos kelius ir Hezbollah gamybos objektus. Galbūt, vėlgi, aš labai atsargi. Bet manau, kad turėtume bandyti imtis visapusiškų veiksmų, o ne tik sutelkti dėmesį į pinigų skirimą Libano ginkluotosiams pajėgoms, tikėdamiesi, kad to pakaks. To nepakaks. Taigi čia trūksta ne tik būdo, bet ir valios tai padaryti. Taip, žinoma, kad tai padarytume. Taigi turėsime to baigti. Bet labai ačiū Sarit Zehavi už jūsų laiką. Vėl įsijunkite kitą savaitę čia, laidoje On The Record. Šiandienos epizodą ir visas ankstesnės laidas galite rasti YouTube ir Spotify. Ačiū, kad žiūrėjote.